Tarp visų laukiančiųjų akis užkliūva už kažko išskirtinio. Pavyzdžiui, už merginos, besinašančios virvę. Na, juk nėra viskas taip blogai, o ir laukti liko visai nedaug. Aš esu Izabelė Kuzelytė iš Vilniaus, man yra 22 metai ir šiuo metu aš esu akrobatė, dirbu trenerė ir darau pasirodymus. Tai virvė vadinasi tėra darbo įrankis. Gerai ir įdomu. Ir mano talentas yra oro akrobatikas. Akrobatikai reikalinga lankstumą, ji netrukus įrodo. O štai dėl oro, negi prieš mus svajoklė, vis dar bestatanti oro pilis. Man visada patiko aukštis, patiko kūno judesys, laisvai jaustis, man patinka šokis, tai bandau šitos du dalykus sukombinuoti ore. Aukščio baimės niekada nebuvo. Taip, jeigu jau būna šiek tiek aukščiau negu tu pratęs, pajauti kokį ten adrenalino ar kažko, bet pasidaro taip faina, bet baimė nesurakina, tikrai. Panašu, kad visai neseniai ekonomikos mokslus baigusi Izabelė jau pasirinko. Ekonomika traukiasi į šoną ir užleidžia vietą oro akrobatikai. Įspūdingai, bet tikrai labai sunkiai sporto rūšiai. Šypsena veide. Labas. Sveiki. Ko tie vargšiukai mūsų talentai? Kas atiminėja batus iš jūsų? Be nieko. Nu, tai reikia šitaip. Mes norim labai pamatyti, nes tai vis laik būna įspūdinga, užgniaužia kvapą. Taip, kad sėkmės tau. Ačiū labai. Mes už savęs sirgsim. Sėkmės. Labas vakaras. Sveiki, Kuo jūs vardu? Izabelė Kuzelytė. Kuzelytė, jūs netekėjusi. Ne dar. Ne, dar ne. Turite jaunuolį? Turiu. Ant balto žirgo? Nežinau dar. Gerai. Kiek jums metų? 22. Ir koks jūsų talentas? Darysiu oro akrobatikos pasirodymą jums. Oho, valio šaukia. Kokia jūsų svajonė? Labai sunkus klausimas. Nu tai turbūt tuom be traumų užsimti visą gyvenimą. Supratau. Tai tiesiog saugiai atlikite tai, ką žadėjot. Ačiū.
Aš labai noriu pasakyti vieną vienintelį dalyką. Sau ir visiems kitiems. Va šitaip stipriai reikia kabintis į gyvenimą. Taip, kaip jūs laikėtės įsikibus. Ačiū. Aš į jūs žiūrėjau kaip į naujametinį fejerverką, su tokia pačia emocija, su tokiu pačiu susižavėjimu. Ačiū jums. Ačiū. Jūs turite auksinį mygtuką ir jūs keliaujate toliau ir aš tikiuosi, kad jūs laimėsite Lietuvos talentą. Ačiū labai. Auksinis mygtukas. Į pusfinalį tiesiai. Auksinis mygtukas duoda tokią galimybę. Ačiū Jums labai. Ačiū jums labai. Ačiū labai. Ačiū labai. Wow. Oho. Gerai. Bet tu išnaudojai auksinį mygtuką, viskas. Tu neturėsi jo daugiau. Klausyk, ar atvažiuodama ryte, tu dar galvoji, kad viskas tavo taip baigsis? Ne. Visiškai nesitikėjau. Iš tiesų labai laiminga ir įvertinta. Taip, aš į šitą pasirodymą tikrai dėjau daug emocijos ir man pavyko. Ačiū tau, tai yra nerealu. Ačiū. Šaunuolė. Ačiū. Matysim. Iki.